Sveiki, šiandien parodysiu, kaip įsikelti klientus iš Excel į mūsų CRM valdymo sistemą. Einame į subjektai ir klientų skiltyje dešinėje pusėje spaudžiame papildomus veiksmus. Atsidarius papildomam langui, matome klientų importavimas iš Excel. Paspaudus atsidaro importavimo langas. Jame matysite importavimo instrukciją. Čia matysite privalomus užpildymo laukus, pažymėtų žvaigždutės simboliu. Čia paspaudę atsisiųsite mūsų specialų paruoštą šabloną, kurį užpildysite. Atsidarome. Atsidarę šabloną turėtumėte matyti lygiai tokį patį rodomą tekstą. Apačioje spaudžiame importas, užpildome reikalingus laukus. Pavadinimas yra privalomas, taigi rašant pavadinimą, šiuo atveju bus fizinis asmuo. Įmonės tipas tai yra fizinis asmuo. Įmonės kodo langelį, jeigu užsienio įmonė arba fizinis asmuo, palikite tiesiog tuščią langelį. Kai užpildysite klientų sąrašą, paspausite išsaugoti. Sugrįžus prie sistemos, spaudžiame importas, pasirenkame išsaugoti ir užpildytą šabloną ir spaudžiame išsaugoti. Na štai, jūsų importuoti klientai atsirado klientų sąraše. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki.